be with you. Ay, I wanna be with. I wanna be with you. Ay, I wanna be with. I wanna be with you. Me just love me. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind and work, would you still? Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. I got something. Hold up. We gon' function, no assumption. Feeling like Tyson with it. Look at how Tyson with it. Only for the night, I'm kidding. Only for life, yeah, only for life, yeah, only for life. Let's get it. Hit that shoulder, man. I know what coming over me. Backstroke overseas. I know what you need. Already on 10, all money come in. All feeling go out, this feeling don't drought this. Labutė, sveikinu su jumis iš Olandijos jau. Esu čia jau lygiai 2 savaitės grįžus berods. Kaip matėt, pasidariau savo pietus, žiauriai pradėjo patikti man šitos salotos. Aš niekada nevalgydavau burokėlių, realiai labai nemėgau burokėlių. Bet aš kadangi dirbu hotelį, tai mes restorane, kai dirbam padavėjom vakare gauna valgyti tiesiog tai, kas tą dieną buvo meniu. Kada buvo šitos salotos, pabandžiau iš atminties tiesiog atgaminti tai, ką aš valgiau ir ką prisimenu produktus. Ir žiauriai skanu, aš nežinau, ar čia mėta tiesiog padaro, kad labai taip gaiviai, smagiai jaučiasi visas tas ir tas burokėlis. Ir turiu savo vynagius su morkytėm. Morkytė žiauriai šitos pamėgau. Eisiu pavalgyti, jau šiandien man į darbą vakare nereiks, tai labai džiaugiuosi. Šiaip kas pirmą kartą įsijungia šitą video, tai šiek tiek supažindinsiu su situacija. Aš esu Gabrielė, man 21 metai, šiuo metu nieko nestudijuoju ir darbuojuos Olandijai. Ir pirmą kartą į Olandiją išvažiavau kovo mėnesį, tai čia buvo 4 mėnesiam. Ir tada vasarą buvau grįžus atostogom ir dabar vėl grįžau į Olandiją rudenį. Vasara buvo tokia nevasariška šiais metais, bent jau Lietuvoje, bet vis tiek pasijautė man jinai visai. Aš jau spėjau taip ir nuveikti daug veiklų ir tikrai visai smagiai atsiminsiu šitą vasarą. Bet pirmą kartą po ilgo laiko tikrai laukiau rudens, nes aš šiaip niekada nelaukiau rudens ir noriu, kad visada būtų šilta ir panašiai, bet dabar gal ne tiek to oro, nes tas oras nelabai pasikeitė. O tiesiog tos rutinos ir režimo norėjau, nes vasarą vis tiek man tokia jinai atsipalaiduoji, valgai nesąmonės, miegi nemiegi naktim, su draugais visur važiuoji ir taip toliau, festivaliai, nu žodžiu tokia šalia baliai. Jau gal ir mano mintis žinojo, kad kai grįšiu rudenį į darbą ir panašiai, nusiramins, atrodo, siela, kūnas ir panašiai, grįšiu į savo rutiną, tai dabar kažkaip labai to laukiau ir labai džiaugiuosi ir jau šitas porą savaičių taip stengiuosi sugrįžti save ir panašiai, tai žiauriai gera. Ir per telefoną daug mažiau būnu, nes ir dirbu ir šiaip savo noru ir stengiuosi kažkokį geresnį turinį žiūrėti, jeigu žiūriu, nes vis tiek gyvenam šiais laikais, kur mes žiūrim visada kažką. Tai stengiuosi mažinti serialus visokius ir žiūrėti bent jau kažkokį naudingą turinį. Žiauriai smagiai jaučiuosi, ar tai paskaitau, ar tai papiešiu, ar tai pasivaikštau. Panašiai kažkaip pradėjau labai dabar ir mitybą savo žiūrėti, nes jaučiuosi pavasaros tiesiog apsunkus. Bet žodžiu, pavasarį aš sumaščiau, kad aš šiek tiek atsipalaiduosiu. Daugiau dėjau laiko į visą bendravimą su žmonėm, su, pavyzdžiui, naujom pažintim ir panašiai. Ir tikrai daug laiko skyriau kaip ir tokiems pasimatymams, deitams, nes savo buvau tiesiog ne tai, kad uždraudus, bet nenorėjau jokių tokių dalykų. Norėjau viską tik į energiją įsivedėti. Ir kažkaip dabar buvau nusprendus, kad galiu duoti kažkiek tos energijos. Tai tikrai smagių patirčių turėjau. Disclaimer, aš vis dar vieniša, aš tiesiog išsibandžiau vandenis iš naujo, taip pasakykim. Pavyzdžiui, ypač po ilgesnių santykių tu nori ir šiaip tau reikia pabūti ilgiau su savim, tai vat aš pabuvau su savim ir tada galvau, vėl galim pasibandyti vandenis. Ir iš pradžių viskas fun and games, bet visada stengiuosi kažką daryti su intencija ir negaišinti nei žmogaus kito energijos ir laiko, nei savo. Ir dar kitas dalykas, kad mėgstu dažnai viską analizuoti. Apie ką pamastyti davė visi šitie dalykai. Ir buvo gera pamatyti savo, tarkim, augimą. Ir gera buvo pamatyti savo vis dar minusus ir kur man dar reikia paaugti. Nes kartais tu tik su teorija negali visko išmokti ir kartais tau reikia praktikos. Tai vat pasidariau praktiką savo pagaliau, nes tą laiką, kai buvau su savim,
buvo teorija. Visai tokių atradimų atradau ties savim ir aišku, kuo daugiau to darai, tuo labiau supranti, ko tu nori, ko nenori. Tai šitas yra labai labai svarbus, neužsidarykit savęs. Jeigu jaučiat, kad jau galit, kad jau turit energijos ir neinat iš kažkokio desperatiškumo, o einat iš to, kad tiesiog įdomu, faina, bet kaip ir viskas gerai, jeigu nieko gero neišeis, turėti su tokiu mąstymu, kad tipo, viskas yra ok. Bet kažkodėl vėl mano kūnas sako, kad jisai vėl nebenori ir dabar aš rudenį vėl noriu taip kažkaip. Tai žodžiu, pas mane pažinčių programėlės ištrintos, bendrauju tik su savo artimai žmonėm ir viskas. Dabar aš noriu vėl į save sugrįžti. Tiesiog tokie etapai ir aš labai džiaugiuosi, kad kūnas su manim kalba ir kad aš jį išgirstu. Tai vėl tokia ramybės būsena, tikiuosi, bent jau šią sekundę, rugsėjo 3, aš taip jaučiuosi. Kaip ruduo, tiesiog po vasaros šiek tiek aprimsta, tai aš lygiai taip pat jaučiuosi ir atrodo, dar labiau susijungi su gamta ir eini pagal tą flow tokį. Gerai, priepinau aš čia jum, skanaus man, skanaus jum, jeigu valgot. Šita knyga yra žiauriai gera. Vadinasi The New Rules. Parašė Margarita Nazarenko. Manau, tikrai esat matę jos video arba TikTok'e, arba YouTube'ai. Aš ją taip ir sužinojau. Jinai daugiausia kalba apie santykius, apie moteriškumą ir tiesiog apie visą tą energetiką, kad būtų tikra moterim, gražia moterim, o ne mama santykios, ar ten gyvenime, ar ten kažkoks darbo arklys, ar ten tas toxic femininity, kur aš galiu viską pati, man niekieno kito nereikia, nei draugų, nei santykių, nei niekieno pagalbos ir panašiai. Ir šitą knygą realiai tokia kaip 3 skyriai yra. Tai pirmas yra labiau kaip apie meilę savo, kitas yra kaip veikia santykiai, tipo relationships, ne tik su antra pusė, bet ir šiaip gyvenime. Ir kokios rolės ten yra ir panašiai, kas yra žiauriai įdomu, nes tiesiog ant kiek pastebi aplinkoj ir savy ir panašiai va tokių dalykų, ką mes darom, kur mes galvojam, kad jo, taip turi moteris elgtis lengvais tokiais žingsneliais mažais, kur jie net nėra gal labai toksiški, bet tiesiog iš kažkokių tai galbūt iš to, ką matėm, ar per filmus, ar per gyvenimą, iš savo tėvų, iš draugų santykių, atsinešam tokius dalykus, kurie, sakau, nėra kažkokie labai toksiški, bet jie tiesiog sugadina, kad ir gerus santykius. Ir labai gaila iš tikrųjų. Ir tada 3 skyrius ten yra tiesiog jau patarimai ir panašiai. Jeigu tingit skaityti, tai bent jau pasižiūrėkit jos YouTube'o arba TikTok'o. Šiaip norėčiau, kad jūs pasubscribintumėt mane, nes mes kažkaip čia užstrigom. Ir tikrai norėčiau, kad ar pasidalintumėt su draugais, kad aš egzistuoju. Jeigu galvojat, kad aš faina, tai pasakykit ir kitiem, kad aš faina. Ir dar norėčiau iš jūsų daugiau tokios energijos, nes aš dabar žiauriai užsidegus jums duodu daugiau energijos, bet man reikia irgi matyti, kad jūs norit mano tos energijos. Suprantat, ką turiu minėti? Tai ar pakomentuokit kažką, kokią video norėtumėt, ar gal, nežinau, ryto rutinos, vakaro rutinos, ar kad pakalbėčiau daugiau, pavyzdžiui, tokiam temam apie santykius ir panašiai, ar apie dar ką nors, nežinau, kažkoks video, ar, pavyzdžiui, maisto video, kad tik ką gaminuosiu, pavyzdžiui, kokius receptus ar panašiai, nes aš mėgstu gaminti. Tai tiesiog pasakykit, papasakokit, išreiškit savo norus, aš jūs pasitengsiu išklausyti. Jeigu pasilgsit čia mano video ir nematot ilgai, tai žinokit, aš aktyvi esu Instagram'e ir TikTok'e. Tai irgi tam pasiekit mane. I'm watching you. Labutis, turim 5-dienį jau. Vakar 4-dienį nieko nefilmavau, nes tiesiog sitvarkiau, pasigaminau valgyti, ėjau į darbą vakare, tai neturėjau ką įdomaus parodyti. Dabar, kaip matot, iš dušo esu. Pasidarysiu savo plaukų rutiną, kad tiesiog garbanos normalios atsirastų. Ir keliausim į Damburgą, čia yra didesnis miestelis, jau kažkada esam ten važiavę kartu. Tiesiog reikia kai kurių dalykėlių, reikia apsipirkti, noriu vitaminų daug nusipirkti, nes pasibaigė D vitaminas ir panašiai, tai reikia, žodžiu, papildų visokių. Tai važiuosim tenais ir šiaip pasižmonėti, pasižvalgyti. Looking around this room, can't help but see the traces of you. This moment is surreal. I can't put in the words out. Jau kaip ir baigiau, iš pradžių aš naudoju kremą garbaną,
O kai pabaigiu viską, užsidedu labai nedaug mils putų tokių, kur garbanom. Šiaip jeigu kažkada norėsit kažkokių tipsų ar kažko, tai manau padarysiu gal ne YouTube, gal į TikToką, tai pasiekit mane ten. Padaryčiau tutorialą, pavyzdžiui, ką darau su plaukais. Bet aišku, aš negaliu sakyti, kad aš čia tobulai moku tas garbanas daryti, nes aš tik, nežinau, pusę metų dabar draugauju su savo garbanom taip rimtai ir stengiuosi atrasti savo tinkančią rutiną, kas man padeda. Tai šiek tiek tokių tipsų jau kaip ir žinau, bet sakau, čia yra tokia kelionė, per kurią džiaugiuosi, kad pagaliau pradėjau eiti, pagaliau pradėjau mylėti savo plaukus ir tikrai retai tiesinu. Per šitą vasarą 2 kartus gal tik buvau išsitiesinus plaukus, o ne su savo garbanom, kas yra insane, nes aš tiesindavau 2 kartus į savaitę savo plaukus. Beveik niekada nebūdavau su savo natūraliais plaukais. Tai labai džiaugiuosi, kad tiesiog pradėjau mylėti savo plaukus. Vienas minusas tik tai, kad aš neatsivežiau džiovintuvo, nes man tiesiog netilpo į lagaminą. Ir tenka laukti, kol viskas išdžius natūraliai. Bet nieko, mes per tą laiką pasidarysim makiažą, susiruošim, susigausim outfitą ir važiuosim. Žodžiu, pasidažiau. Labai simple, plaukai dar tokie neišdžiūvę tikrai, bet outfitas labai paprastas šiandien. Tiesiog tokia balta maikutė. Man labai patinka šiaip jinai tokia raukšlėta. Tai gražiai atrodo ir su tokiais džinsais esu man labai sunku parodyti. Tokie platesni apačio šiek tiek jie. Ir užsidėjau uksus. Aišku, netikrus, neturiu tikrų. Tai labai toksai simple outfitas. Rinkinukas pas mane. Pilka koža. Tai toks pilkas outfitas, bet balta spalva, manau, visai gražiai išryškina. Tai tai jau bandysim keliauti link stotelės ir važiuosim į Edinburgą pagaliau. Kaip ir sakiau, noriu apsipirkti tiesiog vitaminų visokių ir panašiai. Pasižiūrėsim, ką išeis surasti, pasivaikščioti. Labai graži diena, tai labai džiaugiuosi, kad šiandien išeiginę turėjau ne tada, kada lygiai. Atvažiavom į Edinburgą. Jau keliui, čia labai mažas miestelis, tai nuo stotelės iki centro porą minučių. Eisim pasivaikščioti, eisim į Etas, čia kaip Eurokosas, bet Nyderlandų. Tai ten apsižiūrėsim. Apsipirkau, jau pilnom tašėm, nusipirkau ir radau viską, ko man reikėjo, ir daugiau negu reikėjo, kaip visada čia. Tai gal parodysiu namuose, ką nusipirkau ir varau jau į autobusą. Pagaliau grįžau namo, pavargau biškį, parodysiu greitai, ką nusipirkau. Realiai dėl ko važiavau ir svarbiausias dalykas tiek man, tiek Kornelijai buvo šiukšlių dėžę turėti šitam kambarį, nes nebeturim. Tai nupirkau žiauriai mielą šiukšlių dėžę. Toj Action parduotuvė iš tikrųjų, aš ten stengiuosi ilgai nevaikščiot, nes aš norėčiau viską išpirkti, kas ten yra. Ta prasme, viską. Ten reikia greitai ateiti su tikslu, nes kitais atvejais tiesiog... Aš atėjau tik šiukšlių dėžės, bet aš ėjau su 3 daiktais, tai čia dar gerai iš tikrųjų. Pažiūrėkit. Ir tada dar Action parduotuvėje nusipirkau dušo gelį, tiesiog ieškau, kad kvepėtų su citrusais kažkas, kad būtų. Tai šitas kvepia apelsinais, tai labai gerai, nes tokio labai ir norėjau. Paskutinis daiktas iš Action yra žvakė, žiauriai cute. Tai tiesiog ruduo ateina. Tai aš kažkokių papuošimų savo kambario aišku nesidarysim. Bet bent jau žvakę nusipirkau vanilinę. Ta prasme, kaip skaniai kvepia. Ir labai gražus toksai užsideda, atrodo biškai kaip pumpkin. Kaip moliūgas. O dar greit užėjau į tokią hipišką parduotuvę, kurios labai laukiam, kad jinai atsidarytų. Pasiėmiau jau kažkada iš ten esu pirkus, tik tai jie turėjo kitą lokaciją. Kažkada pirkus šituos vanilinius smilkalus ir juos visus sudeginau jagui. Tai norėjau jau atsinaujinti smilkalą. Ir tada Etos maišiukas, kur
Virš 40 eurų išleidau, bet aš suprantu, aš pirkau vitaminus. Pasiėmiau omega 3. Dar labai reikėjo D vitaminą. Šiaip labai sunku rasti stiprų D vitaminą. Aš atsivežus iš Lietuvos turėjau šitokį 4000. Tai aš gerdavau 2 tabletės per dieną žiemos metu. Nes čia ta rekomendacija, kad ten reikia tik 1000 tos vienos tabletės į dieną, tai čia yra labai minimali dozė ir ypač kai negyveni šiltoj šaly, kur labai daug saulės gauni kiekvieną dieną. Arba jeigu dirbi uždarą darbą, kur tiesiog nematai saulės visą dieną, tau reikia daug daugiau, o šiaip organizmui iki 10 000 D vitamino ten tos dozės reikia per dieną, nes mūsų kaulai visą tą D vitaminą pasiema. Tai jeigu norit, kad ir psichologiniai būkliai ir grožiai ir panašiai tas D vitaminas visur eitų, reikia daug stipresnės dozės. Tai stipriausia, ką radau, buvo 3000. Irgi gersiu po 2 tabletės tiesiog į dieną. Reikėjo man šampūną. Tai čia buvo labai gera nuolaida, kad perkant šampūną arba kondicionierių kažkuris nemokamai. Tai pasiėmiau Garnierą, nes labai mėgstu šitą liniją visą. Turėjau dabar su, man atrodo, su migdolais turėjau. Aš amnočiu, dabar pasiėmiau su medum. Tada pasiėmiau baziliną, ieškojau, kad būtų kuo geresnis ir nepridėtas visokių nesąmonių, bet nelabai buvo. Tai pasiėmiau iš Vazelintos firmos. Čia toksai kažkoks grip fiksatorius makiažo, nežinau, išmėginsim. Tada pasiėmiau iš tos pačios firmos vyšninę lūpų kaukę, bet čia naktinė jinai yra. Ir tada draugiai reikėjo antakių paštuko iš Essence, bet nebuvo Essence'o šiandien, tiesiog tenais nėra Essence'o. Tai paėmiau iš tos firmos, pamačiau, kad tokia pat spalva. Gal jai patiks jis. Ir savo pasibandyti pasiėmiau niudinį lūpų paštuką, tokį tamsesnį, nes pas mane dabar tokie visi rožiniai. Jau praėjo daug laiko, pavalgiau vakarienę, pasikalbėjau su savo draugė ir sakau, kad noriu vakar užbaigti pasivaikščiojimų prie jūros. Tai einu.